Ką? Zdaro, pacinai. Sveiki atvykę į 4. epizodą Norbės projektėlio. Ką dabar turim? Praėjo beveik savaitę laiko, grįžtam toliau prie projekto. Kas liko, hebra? Nedaug liko, 2 epizodai liko. Šitas ir užbaigiminis. Mūsų šiandienos video planas, daug dalykų reikia iš tikrųjų susivesti, pasidaryti, tai pradėkime tikriausiai nuo didžiausio. Didžiausias darbas yra, reikia susivesti dabar bumperius su arkom, priekiniam galiniam, kantelius. Kaip mes tai darysim, tai tikriausiai, kad reikės įsipjaudinėti. Gal nereikės, bet 9% įsipjausim ties kantų, kaitinsim ir atlinkinėsim. Turėtų viskas, manau, pasidaryti. Plius, tikriausiai nekalbėjau, bet šalinom visas apiplovimų partronikų vietas. Tai iš pradžių užsilitavom pilnai, tada susiglaistavom ir jau praktiškai paruošta priekinis jau pilnai beveik paruoštas gruntavimui, galinį dar šiek tiek reikia dasivesti. Pašalintos jau vietos, liko, sakau, tik tai kantelius ir bumperiai bus paruošti jau gruntavimui pilnai. Ir viso realiai. Daugiau išruošimo kažko nėra. Turim visas naujas dalis likusias, kurias reikės susišiaušti ir dažyti. Dažosi 2 skirtingom spalvom. Tai šio video planas yra pilnai nusidažyti, ką reikia nusidažyti. Galbūt kažką apsirinksim, jau kažką apsirinkom, susirinkom bagažinę galinę jau pilnai. Jo, pilnai. Tada jau duris dar galėsim užsimesti, jau kažkiek shadowline'us užsimetėm, tai kažkiek jau apsirinkinėjom, randam laisvą minutę, atbėgam, kažką parenkam. Tai surinkimo nėra daug, bet didžiausias dabar galvos skausmas yra susivesti ir nusigruntuoti, paruošti dažymui priekinį ir galinį bumperį. Nes lenkščiai, lipai, spoileriai, viskas yra nauja, susišiaušti ir dažyti. Tai va, tai ką, ruošiamės, bandom susivesti galus, tai jau čia nieko nelaukiam ir važiuojam prie jų jau, ne? Pagaliau. Kas pagaliau, tai tu davai, kaip tu mane kaip pas raudon snukiu. Lokny. Taip, tai prisimetėm bumperius, dabar pasimatavau dar, kažkas rašė, ar bent 2 cm pasivalcavo. Primečiau su metru, visos arkos gavosi arti 3, 2,5, 2,8 maždaug taip, tai įsivaizduokit, beveik 3 cm išsivalcavo iš šono. Dabar, va, ką mes ir turim, kad eina, va tai, va, viskas, nu, reikia šitą galą atsilinkinėti, tai lygiai taip pat ir galinis bumperis, parodysim, bet lygiai va ta pati situacija, tai dabar reikės įsipjaudinėti ir va tai va atlinkinėti, va tai va maždaug. Tai turėtų gautis labai gerai, viskas čia turėtų gerai suėdinėti, bet reikia daug atlinkinėti. Kiek mikrofą, pačiakim mikrofą. Tavo panašiai, žirafą. Žirafą? Heraklį? Tavo panašiai, heraklį. Nu tai va, su galiniu irgi lygiai ta pati situacija, reikia jį atsilinkinėti, va tai va, kad sueitum visi galai mūsų. Nes čia dar mažiau šiek tiek išvalcuota, vidurys daugiausiai, tai dar labai gerai, kad mums čia dar nedaug reikia, bet jėgos daug reikia. Net dar ir tai, net va, iš jėgos stumant tiek neatsilenkia, kiek reikia mums. Tai kaitinam, įpjaunam ir pranešim kaip situacija, nes patys, nu, nelabai daro tokių dalykų, tai negaliu aš jums pasakyti 100% kaip daryti, bet aš manau, kad taip. Good. Nereikėjo pjauti net, sakiau, kad galbūt pjausim, pradžioj pabandėm be pjovimo, viskas labai gražiai, kad taip skardos lankstytųsi, tai būtų bet dėja, su skardom buvo daugiau reikalų. Tai viskas, bumperiai sueina, yra ant bumperių tas originalus kantelis, dar kažkiek prieš gruntavimą mes jį nusizulinsim, kad kuo įmanoma jisai būtų mažesnis, kad jo galbūt ir iš vis nebūtų. Nu, pasižiūrėsim, čia prieš gruntavimą visą šitą reikalą pasidarysim. Tai va, tai atsikaitinam, atsilenkiam kiek reikia, tada pilam šaltą vandenį, kad tas plastikas ir liktų toj vietoj, nesugriždinėtų. Viso, dabar viskas sueina su pačiu kėbulu, ruošiam bumperius gruntavimą. Ir viskas. Tai va, hebra, žiūrėkit, žodžiu, praeitam video sakiau, kad komentarų laukiam. Šiaip žiauri faina, maladės, hebra, atsižvelgiat į pastabas, labai uvažucha. Šiaip žiauri faina, mum aplamai, mes kuriam video, mes iš to nieko neuždirbam absoliučiai. Manau, visi tai puikiai supranta, mes tai darom dėl turinio, dėl kontento, dėl kažkokios tai reklamos galbūt, dėl populiarumo.
žvaigždės gal būsim kažkada ateityje. Tai labai faina su jumis interaktinti, visada, jeigu kažką norit parašyti, parašykit, nesidrovėkit, visada atrašau, visada pamatau viską ir man žiauriai patinka, bent jau pasirašinėt, atsakyti, kažkokias pastabas galbūt matot, bet realias pastabas, o ne ten, kad į kalėjimą pasidins ir ten nesąmonė. Arba su flakončiku, žinai. Jo, bet aš su flakonu geriau, karoči, nesąmonės. Dabar žiūrėk, Hebra, turiu antrą prašymą. Daug prašymų turiu per paskutinius 2 video. Paspauskit tą subscribe. Šiaip surinkam nemažai peržiūrų, paspauskit subscribe. Pirmi pamatysit video. Jums tai kaip ir jokios naudos iš to, man nesnauda, bet jei nesunku paspauskit subscribe, jeigu patinka mūsų kontentas, jau ir vis tiek keliam, ir stabiliai keliam, kiekvieną savaitę keliam, tai ir tikiuosi, kad, nes jeigu mes nekeltume, tai visi šitie projektai nueitų šunio nedegos, nes vis tiek ir matomumas daug geresnis tokių projektų ir tiek, bet kaip ir minėjau, mes nuo jų nieko neuždirbam. Tai keliam ir kelsim ir iš jūsų komentarai, like, subscribe, viskas good. Tai va, tai grįžtam prie darbų, šiokių tokių prašymų. Pageidavimų, peticija, rašau peticiją, kad labiau komentuotumėt ir paspaustumėt subscribe. Tai va, ką hebrytė, viskas yra nugruntuota, viskas yra paruošta dažymui. Ir kągi mes šiandien dažom. Dažymas nėra mažas, bet nėra didelis, tipo. Tai priekinis, galinis bamperis, slenkščiai, lipai, difuzoriai, spoileriai, bako dangtelis, kurio praeitą kartą nudažiau. Žodžiu, visas likusios dalis, kurios dažosi. Dabar, kaip ir minėjau, skirtumas tas, kad vienos dalis dažosi įprastų lakų, blizgiu, kitos dalis dažosi matiniu, viską pamatysit, viskas good. Tai va, tai priekiniai bamperiai suvesti, visos vietos pašalintos partronikų, apiplovimų, priekinis galinis bamperis lygiai ta pati situacija. Tai va, tai ką, dabar dar visos dalis dažysis šlapis ant šlapio būdu, kadangi reikia slenkščius gruntuoti. Tai jau prie to pačio nusigruntuojam visą pilnai šlapis ant šlapio, būtų galima negruntuoti, bet nebus blogiau, tikrai. Tai va, ir kadangi mes dažysim šlapis ant šlapio, nereikia jau prasipūsti mums pratrintų vietų su pratrintų vietų gruntu. Šalta. Žiauriai šalta, hebra, viskas, jau reikia eiti atostogų. Vėliakai, minusas, kiekvieną dieną yra minusas jau. Tai, kaip sakant, su kiekvienu laipsniu žemesniu lauke daugiau reikia kuro šildyti. Ką hebrytė, ką šaikelė, ką patsanai, pacukai, nupūsta. Paskutinis putimas, viskas good, tai ką tik nudažyta, viskas yra prakaitinta, jau nieks nebelimpa. Paruošta yra surinkimui, ane? Tai tiek. Tai tiek jaučiu. Jo, tai viskas yra nudažyta, kaip ir minėjau, matinės dalis, blizgančios dalis, tas pats dažas po apačia, tik tai lakas skiriasi. Viskas nusidažė, manau, neblogai. Viskas, ką žinau, surinkinėjom, nėra čia ką labai kažko komentuoti. Viskas čia gerai nusidažė ir tiek tų žinių, jeigu būtų kažkokie niuansai, gal ir papasakočiau. Tai šlapis ant šlapio viskas dažėsi, dažas, lakas prakaitinta ir galima surinkinėti. Nežinau, ką sakyti. Puikiai pašnekėta. Puikiai pašnekėta. Iš tuščio į keurą. Iš tuščio į keurą, iš keuro į tuščią, žodžiu. Jo. Nes praeitą kartą nerodėm, kaip kamera atrodo nudažyta, tai dabar šias dalis galim parodyti, kaip nudažyta. Tai va. Priekinis bamperis. Galinis bamperis. Slenkščiai.
Matinės dalis. Gal kokių pastebėjimų? Nežinau, šiaip iš pastebėjimų tai buvo porą komentarų parašėm praeito video, kad ar negaila daryti taip dalis, nes jos vis tiek bus sulamošintos, sudaužytos, sulaužytos, sutraiškytos. Yra šiek tiek yra, tai vis tiek mes darom ledą, ne? Nu, čia net niekur labai kažko neprikasekinsi ir nepritaupysi čia kažko, tai vis tiek darom taip, kaip darytume klientam, darom ledą. Kažkiek tai yra tokio jausmo, kad bus tikriausiai sudaužyta, nu bet tai ką padarysi, nu. Tikėkime, galbūt jau paskutinis koks barteris, jau atkenčiam, padarom, atidarom ir viskas. Tai šiandieną galbūt netgi viskas ir susirinks, nes mašina irgi parinkta rinkimui, visos arkos, viskas yra hermetizuota, neuždažoma dugno danga pratepta, tai yra jau paruošta mašina surinkimui. Stiklai atkeliauja kitą savaitę, tai mes iki stiklų galim pilnai viską susirinkti, pilnai viską gal netgi ir susipoliruoti. Nežinau net ką pasakyti, iš tikrųjų, kiekvieną kartą turiu ką pakomentuoti, bet šiuo atveju neturiu, nes viskas nusidažo. Kaip ir beveik kiekvieną video, jau mūsų kaip ir tradicija, įkel kažkokį tai dažymą klientų, įdomesnį, gražesnį, dar kažką tai. Tai žodžiu, turim dažymą, nemažas, sparnai priekiniai būdu, bamperis, duris, kapotas. Dabar koks yra niuansas, tai kad yra visos dalis naujos, naujutėlės. Tiek kapotas, tiek duris, visos dalis yra pilnai naujos. Tai dabar norėčiau šiek tiek galbūt pašnekėti, galbūt kažkam tai bus naudinga, galbūt ne. Žodžiu, toksai pastebėjimas, kad jeigu tvarkotės mašiną ar kažką keičiat ar dar kažką, tai visada reikėtų pasižiūrėti, kiek kainuoja naujos dalis. Nes bent jau iš mūsų patirties, kiek esam turėję remontų, labai dažnu atveju naujos dalis kainuoja pigiau negu kažkodėl tai naudotos. Nežinau kodėl, tas pats RRR, pasižiūrim, pasilyginam ir ne šiaip, kad biški pigesnės naujos dalis, o daug pigesnės. Tai visada, mano nuomonė, šiaip galbūt kažkas nors pakomentuos, taigi originalas, seniai. Originalas, original parts, ten originalą tik prasiduoda. Žiūrėk, hebra, mano nuomonė, mano asmeninė nuomonė visada yra geriau Taivanas naujas, kokybiškai nudažytas, su žinomo medžiagom, viskas tvarkingai padaryta, negu originalas, vėl nežino iš kur ištrauktas, kažkokioj pašiūriai gulėjęs, dažytas, dar kažkas daryta. Nes kiek esame matę originalų, iš RRR irgi taip pat buvo užsisakinėję, naudotų dalių, tai dažnu atveju būna jau dažyta, tai parūdymai, tai dar koks velnias, tai visada mano nuomonė geriau yra nauja dalis, negu naudota, daryta, haltūrinta, vėl nežino, kas čia yra daryta. Tai vat, šiaip dar buvo, neperseniausiai turėjom irgi atvejį, kai buvo geriau, pavyzdžiui, naudota, nes užsisakė BMW GT turėjom ir klientas užsisakė priekinį sparną, pats dėvėtą ir atkeliavo tas sparnas, jisai buvo originalus, jisai buvo nedažytas ir jisai buvo pagal spalvą. Tai jisai brangiau kažkiek kainavo negu, sakykime, taivanietiškas sparnas. Bet jisai jau buvo ir nudažytas ir jisai buvo originalas, nieko daryti nereikėjo, tiesiog permesti ir viskas. Tai va tokiu atveju, jo, sutinku, kad geriau yra naudota, bet originali. Bet 99% visada geriau pasiimti tiesiog naują dalį ir žinai, kas yra nudažyta, žinai, kas yra po apačią padaryta ir kokios buvo medžiagos naudotos. Tai va, viskas gut nusidažė, dažas išlapęs ar šlapė, viskas iš abiejų pusių, kažkokių niuansų nėra, viskas gut, tvarkingas, gražus dažymas. Buvo jau prakaitinta, dažyta yra prieš pusvalandį. Prakaitinta ir jau viskas yra pilnai sudžiūvę, galima bus viską surinkinėti.
Jo, ir ypač, pavyzdžiui, dar kai originalas plastikas, pavyzdžiui, turi tokią savybę, kad jisai su amžiumi praranda savo elastiškumą, visi klipsai, viskas sukietėja, surambėja, tai net ir bumperis geriau yra, manau, naujas, nes tas plastikas dar turi savietą elastiškumą. Ir dar būna, sako žmonės, tipo, tai manietiški sparnai netitinka, skylės netitinka, hebra, visada galima šitus dalykus grąžinti. Ir jeigu netitinka, arba būna transportavimo metu kažkokie tai įdaužimai, dar koks velnias, visada galima šitą reikalą grąžinti. Tai nematau minuso aplamai, perkant naujas dalis, jeigu netinka, grąžini, jeigu tinka, valio, turi tvarkingą dalį. Tai va, tai surinkinėjom šitą mašinėlę, Jetta, Volkswagenas ir keliaujam toliau prie Norbės projektėlio. Nu ką, hebryta, kągi mes turim dabar? Tai mašina yra praktiškai pilnai surinkta, beveik. Dar keletą yra smulkmenų, bet beveik jinai yra surinkta. Kol kas nerodysim, kaip jinai atrodo, parodysim jau pilną galutinį variantą, kai bus jinai pilnai padaryta. Tai kam įdomu, stebėkit, subscribe, pamatysit, kad viskas čia mums atrodys. Turim sulaukti stiklų, nes Norbė sakė, bus nauji ženkliukai, nauji turbūt, priekinės tai tikrai. Ir tada dar mūsų laukia poliravimas, kurį kažkiek irgi parodysim, nes niekada nerodėm. Kaip darom, kodėl darom, nuo ko pradėti ir kuo užbaigti. Tai irgi bus, manau, visai įdomu pasižiūrėti, kas čia mums gausis, nes mes ją poliruosim praktiškai pilnai visą. Nes pas mus nedažytos gaunasi tik tai 4 durys, tai jas irgi poliruosim, bet su dažytom dalim išsivarysim į lauką, pasižiūrėsim, kaip atrodo, visas, kas krenta į akis dulkės supoliruojam, visą velnevą supoliruojam, kad būtų pilnas faršas. Tai va, hebra, ką? Jeigu kažką domina dažymo darbai, galite visada kreiptis į Mosaic Auto Body Shop Facebookas, subscribe, like, share, comment ir peace. Susitiksim kitame epizode.